Sveiki visi, aš ir vėl nusipirkau lavoną. Taigi, turim 1973 Mercedes-Benz SL limuzino klasės kabrioletas, Roadsteris, tuometinis vienas iš prabangiausių, gal prabangiausias Mercedesas, 4,5 litro V8 variklis su vaiškė, kadaise turėjusi 165 kW, turėtų būti su D-Electronic kuro įpurškimo sistema. Viena pirmųjų, tiksliau pirmoji Boscho įpurškimo sistema, bet automobilių istorija tai nėra pirmoji. Boschas tik tai ją padarė normaliai veikiančią, pavadinkim. Tai pavadino Electronicu. Vėliau, kadangi tobulėjo, atsirado daugiau kartų, tai ją pavadino D-Electronicu. Tai va, turim štai tokią Mercedesą, prie kurio darbo bus bele kiek. Gražiai dabar biškį tamsu. Priekis daužtas, galas irgi truputį stukteltas. Čia jau jaučiu krautuvų reikalai. Atsiremta į bamperį, užkilpos tampyta, apdraskyta. Žibintas irgi manau, kad čia kaip nors pakrovimų metu buvo sumaltas. Dangtį tai čia aš nuėmiau. Nu, o čia tai taip, nu ką. Išplėšta šakė, bet ten, šviesos. Čia taip gražiai išplyšė, čia ne problema bus susitvarkyti. Čia gavęs jisai į ratą. Lonžeronai kol kas panašu, kad yra sveiki. Taip gražiai pataikyta. Aišku, čia dalies kardų ketvirčio pavadinkim vis tiek turbūt reikės. Žibintas apsiviniotas. Tai va, saloną neturim, skaityk. Sėdynės čia įmestos iš kažkokio tai amerikono. Štifkės. Panelės būklė aišku baisi. Turint galvoje, kad jie šiaip visi sutrukinėja. O čia dar kabrioletas būdamas jisai ant lauko Lietuvoje 3 metus. Visas žiemas prastovėjo, o tai va be langų su praviru stogu. Tai čia aišku reikalų bus. Bet nėra nieko nepadaroma. Aš tą puikiai žinau iš patirties. Yra tik neapsimoka, bet man patinka, už kiek aš jį nupirkau. Manau, metam laikui bėgant, pamažėlę pasidarysim daiktą. Bagažinė neatsidaro dar. Dar nieko aš šitą nežiūrėjau, tik parsivežiau. Šiaip netaip čia įtraukiau, nes nerieda, nevelnio. Ratai be oro. Nu, bet kažkaip tuoj. Nagrinėsim, žiūrėsim, ką mes čia nusipirkom. Nes dugnas, kiek mačiau, supuvęs, po vairuotojo kojom tai iškrytę. Po keleivio kojom panašu, kad kažkas remontavęs, tiesiog išpjauta. Nu tai ką, taip ir gyvenam. Nu ką, pasikėlėm Mercedesiuką, biškį peržiūrėjau, tai dabar pasižiūrėsim kartu, koksgi jo stovis pas mumis. Slenkščius, aišku, reikės biškutį pavyrinti. Čia viskas turbūt nuo krautuvo yra suvaryta. Nu, čia kaip suprantu, čia turbūt standartinės Mersų vietos, žinoma, kad čia išpuvę, žinoma, kad dugno nėra, kaip ir sakiau. Kai aš jau pirkdamas mačiau, kad jisai išpjautas, čia yra kilimas. Tiesiog kilimas čia matosi pjūvio vietos, jisai yra tiesiog išpjautas. Dalis išpjauta. Nu ir ką, nu tai dugnas kaip dugnas, paprastom formom. Pakirmyje. Taip, kitoj pusė irgi čia po gale, pavadinkim po kojom, nors šis lygnių gale nėra. Tai dugnas gražuolis,
Kas man patinka slenkščiai, visai gražutis, vairuotojas lenkstis, visai gražutis. Iški rūdis prasivalyti. O keleivio tai irgi toks visai neblogas tas lenkstukas. Bet aš čia manau, kad aš čia dar prakrapštysiu turbūt biškį skilučių. Labiau, kad čia va įlenkta ir supuvę. Nu tai šitą kampą manau, kad reikės išpjauti ir suformuoti, padaryti naują. Aišku, čia po ratais, bet tada lonžeronai, pavadinkim, po sparnais. Visai sveiki atrodo. O visai čia gražu. Vis dėlto iš Teksaso atvežtas, tai čia taip sakant išpuvo, kas jų standartiškai mersuose būna. Bet patys lonžeronai man visai jau patinka, jie cieliai, nieko čia nesupuvę. Tai čia tos kardos dugninės, čia nėra čia kas daryti, čia jas pakeisti. Čia labiau problematiškesnė vieta, pavadinkim, prie šakės. Tai jau važiuoklę išsiardžiu, čia reikės suvirinti, nieko čia baisaus, tik kad darbo biškį jau čia yra. Toliau bagažinės skyrius visai gražus. Niekas čia nesupuvę. Sijonas suvarytas, aišku. Tai bandysim išsitiesinti. Arba pirksim kitą, matysim, buferis. Matysim kažkaip. Tai man patinka, kad buferis yra surenkamas iš daugybės detalių. Tarsi iš keletos dalių. Tai chromas yra tik tai apdaila, o viduje yra balkis. Tai manau, kad kadangi nėra stipriai pažįstas, tai chromą mes kaip nors išlankstysim. Nu, balkį irgi bandysim kažkaip gal ant preso. Nes labai brangus tie buferiai turėtų būti, ypač kai šiaip amerikonai jie su tokiais pustais labai negražiais bamperiais. Bet pirmieji patys jie su tokiais pat kaip europiniai, tik kad va turi šitus dalykiukus. Tai va man labai simpatiški šitie buferiai. Aš įsivaizduoju, kad jie turėtų kainuoti kosmosą. Tai bandysim pataisyti. Arkos likti žiūrėjau, vieną buvau jau atsilupęs, šitą dar nebuvau, bet panašu, kad sveikutė, gera ta arka, nesupūvė šiapdailos, tiesiog susutos, bet pas mane jų tikrai nebus, man tai baisiai atrodo šitie visi chromai ant arkų ir sėdės su tuningas tipo, nes šiaip ne originalas, čia yra tuningas. Tai, nu čia ką, viskas čia gerai bus, viskas čia bus gerai. Smūgis grinai gavęs lonžeronas eina šičia, tikrai nemanau, kad čia jisai buvo paliestas, panašu, kad čia viskas jisai savo vietoje, o smūgis taip gražiai buvo žibinto kraštu, pavadinkim, stukteltas, nes jeigu būtų palei lonžeroną, tai būtų ir šita fara tikrai sudaužyta, o čia grinai kraštu sparno jisai gavo į ratą ir čia taip labai gražiai išplėšė šakę. Bet čia visiškai ne problema bus. Reikia biškį medinio lyginimo. Ir čia bus atsidarę tokia U forma, pavadinkim, su atidaryta skylė. Tai privirinti šaibą, aš manau. Žodžiu, viskas čia susivirins ir bus lyg niekur nieko. Nemanau, kad čia man reikia tą traversą keisti. Nes čia pataisyti jį, tai čia nieko čia baisaus. Toliau, kas iš techninės stovė, tai visai čia viskas gražu, man patinka. Diskai kaladės, šiaip atrodo viskas labai gražiai. Tai prasme, jie nėra baisiai supuvę, jie čia paviršutiniškai prūdyje. Visi ratai sukasi, nesisuko todėl, kad pavara įjungta. Nu, aišku, gumos tai gumos, bet aš jau čia anksčiau stebėjausi, nu gal čia perinkinėta, nes 50 metų Mercedesui. O kaip čia parodyti? Esmė, ką norėjau parodyti, kad stabdžių šlangutės visiškai nesutrukinėja. Nu, ta prasme, čia purvas. Bet kai jas lankstai, jos neturi trukimų. Tai arba jos keistos kadaise. Apskritai, stabdžių vamzdeliai, visi vamzdeliai, viskas labai čia šaunu yra. Čia vat, po tom kojom prapuvimai, tai čia skaitau, kad čia nieko. Slerka va tokį įdomių, su tokių sprendimų techninių, labai tarp jų va įdomių. Koksai bakas, nežinau,
gali būti katalizas, abejoju šitą, abejoju. Taip, ką čia apsitepalavę. Starterių laidas paimtas, nuvestas į saloną, turbūt kažkas bandyta kurti, ar kas taip kūrinėta. Nu tai va, tai tiek, ką čia daugiau parodyčiau. Abu ratai bando suktis, diskai, kaladės, viskas šiaip atrodo visai gražiai, gumos. Irgi, tai apie 50 metų. Taip, yra mikro trūkimai. O čia tokie trūkimai, kad čia nieko, ta prasme, įdėstytume naują gumą, tai po 2 metų vėl dėtume naują. O čia originalas, kaip sakant. Važiuot dar ir važiuot čia jam. Bakelis, aš manau, kažkoks tai šustresnis, ne va, tai buvęs. Tai va, tai toks universitesiukas. Kol kas aš visai patenkintas stoviu. Tik labai tikiuosi, kad motoras prasisuks, nes kol kas bandžiau prasukti, neprasisuko, tai labai teigiamai nuteikia. Bet aš jį pakėliau, pamačiau, kad sukant ratą bando sukti dėžę, kad tai nėra laisvo, tai aišku, kai jis stovi ant žemės, aš ir neprasuksiu to motoro. Tai jo, reikia susirasti laisvą bėgį, kažkaip išjungti jį ir bandysim pasukti variklį. Jeigu tik tai jis prasisuka, norėjau iškart keisti apklaus, bet tai... Tai va, tai dabar reikia biškį jį prasiardyti. Tada, sakiau, pasikeisiu, jeigu variklis prasisuka, pakeisti tepalus ir pabandyti kurti. Aišku, prieš kūrimą, tai kūro pompą reikia pratestinti, ar jinai veikianti. Nes šiaip tai teoriškai turėtų būti neveikianti. Jos dažniausiai visų šitų kartų buvo neveikiančios, bet čia va ir filtras atrodo šviežias. Tai reikia atsukti, pabandyti nupilti tai, kas čia likę. Yra čia to benzo, nėra to benzo. Teoriškai čia turėtų nebūti. Gali būti želė. Tada, kai nupilsim kūrą, pasižiūrėsim, veikia, neveikia kūro siurblys. Jeigu veikia, valio. Jeigu neveikia, gaivinsim arba dėsim kitą. Turiu šitų siurbliukų išorinių. Taip, tada, jeigu tik tai variklis prasisuka, nu, tai galima bus pabandyti kurti. Tik yra vienas negeras dalykas, kuris man nepatiko. Bagažinėje radau 3 kompus jo. Tarsi tokius kaip jo. Ir jo esamas kompas iš po kojų irgi ištrauktas. Aišku, tas salonas prardytas, bet kažkaip įtariu, kad jisai turėjo problemų su elektronika, su jo kompu. Tai jeigu taip, tai čia vyrutė bus reikalų. Ir purkštukai dar valiojasi. Tai... Bet tai vėlgi po kapotu ten tie purkštukai atrodo, kad neliesti. Tai ar čia tiesiog atsargai kažkas tai pridėjęs? Nu, ar jisai iš tikrųjų turėjo problemą, tai dar pamatysim. Nu, tai tiek. Nu va, biškį prasiardė Mercedesą. Tai, aišku, drambliuko svajonės, kad lonžeronas būtų nelinkęs, nes jisai biškį linkęs. Ir matosi pagal traversą. Šitą pagalvę tvarkingai stovi. Čia eina, čia bangelė ir išmušta. Bet jeigu jis iš šoną nepakrypęs, aš tikiuosi, nors aišku, čia daug šansų, kad jis pakrypęs, turbūt pakrypęs, bandysim patys čia kokią konstrukciją įsivyrint. Domkratą, turi ten šitų stumoklių tokių išstumiančių ir stumsimės tą lonžeroną, manau, kad susitvarkysim patys. Matysim. Nu, skarda, tai skarda. Aišku, čia gerai pažaidus galima ir šitą visą išlyginti padaryti. Lyg niekur nieko, bet tai daug laiko. Gal lengviau nupirkti vis dėlto ketvirtį, išsipjauti tai, ką reikia ir pakeisti, čia ir bus gražu.
kaip sakant, nebyta, nekrašina. Tai, ką čia dar mes įdomaus užmatėm? Labai džiaugu, kad radiatorius atjungtas visos šlangos, nupiltas visas aušekas. Tai, nes bijau, kad čia nebūtų kokio vandens pilta. Kadangi viskas nupiltas, vadinasi, nebuvo užšalę, vadinasi, neturėtų tai bent jau būti pridarę problemų. Nu ir toliau ką, prasiardėm dugną, tai yra saloną. Tai išsilupom tas sėdynės šiaip ne taip. Čia tas dugnas, tai čia taip remontuota, ne va tai buvo. Tai čia buvo užmesta tiesiog skarda. Skardos lapas ir keliais taškeliais prikabintas, privirintas. Ten kas kokius, nežinau, 5 cm po tašką. Ten biškį luptelėjau ir nusilupo. Jo, tai kokybiškas remontas. Paliktos skylės, tarpai, viskas. Tiesiog padėta gal 2 kilimai. Tiesiog kilimų pridėta, čia sikarpės kažkas. Tai kilimų prikrauta, kad tipo nešlaptų kojos ir gerai. Anoje pusėje tai iš vis nieks nesivarginęs. Čia irgi viskas stipriai išpūga. Tai čia buvo iš viso tiesiog padėtas fanieros lapas ir irgi poros sluoksnių šitų kilimų. Ir viso, ir gerai, kojos gi nešlampa. Nu ką jeigu jie ten kokiam Teksase važinėja, kiek ten jiem reikėdavo, ne? Nei žemų pas juos. Va, tai kol kas tiek. Dar fun fact. Už priekinių sėdinių, kadangi gale pasijų nėra sėdimų vietų, tik pas kupą. Ne, va, tai imitacinės sėdinės, o pas kabriką tai būna tiesiog kilimais išklotas galas ir viskas. Sėdimų vietų nėra. Tai ten buvo sukonstruotas didelė kolonkė, didelis subas kadaise buvęs. Iš garsiakalbiai. Ir filtrai stovi. Tipo aparatūrikė turėjo kilbasinti jame. Čia ir paneliai garsiakalbiai sudėti. Kažkie rimtesni. Magas Panasonikas, buvęs gaila galvutės nėra. Nematyt koks. Šitą krūvelę mūsų lauželė. Tas varnas sulapošintas. Žibintų likučiai, nu kažką tai darys man. Daug prilankstytų skardukai, ką tai tikrai ištiesinsim. Nu, saloną tai siūsim arba pirksim kitą. Dar norėjau parodyti, kaip buferis padarytas Mercedeso. Tai, žodžiu, kaip jisai susideda iš, nežinau, kiek čia iš 6 detalių daugiau. Žodžiu, atskirai šonas, sijonas, chromas. Centrinė dalis taip pačiai, chromas, sijonas, balkis. Ir čia šonas, balkiukas, sijonas ir chromas. Ir jisai visas varšiukais susuktas. Varšiukais. Tai žodžiu, visas turėtų išsižert dalimis ir išsilygint. Manau, kad čia ištiesinsimės tą balkį. Viskas šauniai. Tokį mes jį turim sulankstytą. Nu va, išardėm galinį buferį. Turim štai taip jo sandarą. Tai mano galinė panelė, aišku, visą sulankstyta. Gal bandysim patiesinti, bet šiaip žiūrėjau, ar yra už 5 eurus. Sveika galinė šitą detalę, tai gal tiesiog nupirksim. Balkis tai eina savo, žinokit, stipriai surėstas visom kryptim. Tai nežinau, kaip čia su juo bus, bet aš mano vaizduotė sako, kaip jį išlankstyti, tai mes jį dar pabandysim patiesinti. Chromas, blembai, toks išlenktas, bet su krasiuku irgi aš manau, kad jisai turėtų išsitiesinti. Ir viskas, plus jau balkį pavyktų ištiesinti arba įgauti kitą. Tai jau chromas prisisuks, jisai ant daug prašiukų prisuktas. Nu, sijonai viena pusė visiškai sveika, kita čiut palenkta, tai čia visiškai nieko baisaus. Nu, ir šonai daug maž padoros.
Nu ir guma, žodžiu. O priekinis tai irgi vėl visas išsižėrė, tai priekinio vieną pusę turim praktiškai sveiką. Tai nedidelis įlenkimas, bet tokius tai jau tikrai pasilyginsim. Nu, kitą pusę bamperio būtų gerai gauti. Būtų gerai gauti, bet iš bėdos irgi, nu ką žinau, gal ankstysim, gal pasigaminti tiesiog. Kažkai galiu susivirinti, ką tik tai aš noriu. Va, bet tas chromas tai čia labai šiaip tvirtas metalas, sunkus, ta prasme, turi svorio tai belė kiek. Mano vaizduoti irgi, aš įsivaizduoju, kaip jį išsitampyti. Ant preso pabandysim biškį pažaisti, bet nežinau, čia daugiau tik tai tam, kad pažaisti, nes nu realiai reikia kito. Ta prasme, jį vis tiek tampant jisai bus baisus, visas negražus. Čia nebent kaip laikinas variantas, ten medžiojant ledą laikinai, taip sakant. Niekam žiniau užlaikant nėra, ne? Bet kaip nors. Nu, įdomumo dėlį vieną iš sportinių interesų, aš manau, mes jį bandysim palankstyti, kad pasižiūrėt, kas gaunasi, kokie yra mano sugebėjimai. Šit. Bamperis. Bet šiaip tai reikia šitos pusės bamperius sveiko. Tai tiek.